Artėja visai įdomus savaitgalis. Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas. Krepšinio renginys, kuris tikrai pritraukė visų krepšinio sporto mylėtojų, mėgėjų dėmesį, nes nebereikalo šis renginys buvo kažkada ir metų sporto renginiu Lietuvoje išrinktas. Taigi, kadangi jau šis renginys už poros dienų, pagalvojau, kodėlgi, šiek tiek nepažiūrėjus į istoriją, kas tai per renginys, kada prasidėjo ir kuogi jis yra mus nustebinęs. Šį savaitgalį renginys vyks Kaune Žalgirio arenoje, tačiau statistika rodo, kad jeigu tai bus 9 metai, kada įvyks Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas, tai bus tik tai antras kartas, kada Kaune šis sporto įvykis ir yra organizuojamas. Pagal visą statistiką daugiausiai kartų jis yra suorganizuotas Vilniuje 3 kartus, turbūt kaip ir nieko keisto, sostinė, bloga arena, visa kita. Šiek tiek, kas mane nustebino, tai Klaipėdoje buvo netgi organizuotas 2 kartus, nes atrodo pakankamai tokia įdomi lokacija, gal ne visiems tikrai patogi, vis dėlto Lietuvos kraštas. Arena, sakykime, vidutinė, pagal Lietuvos standartus nėra blogai, bet taigi 2 kartai Klaipėdoje ir po 1 kartą buvo Šiauliuose ir Panevėžy. Tai dar 2, sakykime, Lietuvos pusiau didmiesčiai, kurie turi neblogas arenas. Taigi 3 kartai Vilniuje, 2 kartai Klaipėdoje, Šiauliai, Panevėžys ir 1 kartą buvo Kaune ir šį savaitgalį bus antras kartas, kai renginys bus organizuojamas Kaune. Per 8 šio renginio metus pažiūrėjau, kad jame yra dalyvavę 9 skirtingos komandos. Skaičiau visai nemažai, tos įvairovės buvo, žinoma, visus 8 kartus dalyvavo tiek Kauno Žalgiris, tiek Vilniaus Rytas. Nedaug atsilieka ir Panevėžio Lietkabelis, kuris šiame turnyre yra praleidęs tik tai 1 finalo ketvirtį ir dalyvavęs 7 kartus. Šiek tiek atsilieka ir Klaipėdos Neptūnas, kuris dalyvavo 4 kartus, o toliau jau Juventus 2 kartus, Prienų komanda dar, kol egzistavo, taipogi 2 kartus dalyvavo, po kartą Dzūkija, Šiauliai ir Jonavos komandos. Priminsiu, kad ši statistika yra pirmų 8 metų šių 2024 metų, kas pateko, pavyzdžiui, Šiauliai 2 kartą, kad pateko ir pagrindinių komandų prie skaičių kol kas nesumuoju. Kaip ir galima nesunkiai nuspėti, tai visada favoritai yra Žalgiris ir Lietuvos Rytas. Žalgirio komanda šį turnyrą laimėjus yra 6 kartus, Vilniaus komanda 2 kartus, o Lietkabelio komanda 3 kartus, sakykime, prasibrovė į finalą ir užėmė 2 vietas. Toliau galima pažiūrėti, kam šis turnyras ir jo finalo ketvirtas būna individualiai geriausias, tai nebereikalo buvo kažkada Jaskevičius paklausta, gal reiktų MVP titulą pervadinti Edgaro Ulanovo garbei, nes iš 6 kartų, kai Žalgiris tapo šio finalo ketvirto nugalėtojais, Edgaras Ulanovas netgi 4 kartus tapo ir finalo ketvirto MVP. Statistika tikrai įspūdinga. 2 kartus taipogi tapo Žalgirio legionierius Geoffrey Lavernas finalo ketvirto MVP, žaidėjas, kuris dažniausiai tikrai nebūdavo kažkaip individualiai labai stiprus, tačiau sugebėdavo matyti irgi mobilizuotis ir sužaisti gerą savaitgalį. Ir po kartą yra laimėję Antanas Kavaliauskas, kai žaidė Vilniaus Ryte, ir taipogi dar kitas Vilniaus Ryto žaidėjas, tai Artiomas Parachovskis. Šalia pagrindinių rungtynių visada būna ir kažkokios papildomos pramogos, užduotis, įgūdžių konkursas ir panašiai. Bet šį kartą pažiūrėsim į tritaškių snaiperio konkurso turnyrą ir kasgi jame geriausiai pasirodė, kas blogiausiai ir panašiai. Vienas žaidėjas yra šį tritaškių konkursą laimėjęs netgi 2 kartus, tai 2022 ir 2023 metais. Tai Richardas Kuksikas, žaidėjas, kuris šiemet jau Lietuvoje nebežaidžia, taigi šio turnyro tikrai nelaimės. Ir pažiūrėkim, kas dargi be jo buvo laimėję šį turnyrą. Tai kažkada patį pirmą 2016 metais, pačiam pirmam finalo ketvirtį, laimėjo Šiaulių žaidėjas Derikas Lau. Taipogi 17 metais Arvydas Čepulis, 2018 metais veteranas, tuo metu gal ir nebuvo, bet ne, jau Mindaugas Lukauskis ir 2018 metais buvo veteranas. 19 metais Martynas Gecevičius, 20 metais Osvaldas Olisevičius, 2021 metais Andrius Gaudlukas. Ir apie šį laimėjimą galima dar paminėti, kad Gaudlukas
nors laimėjo finalą su 22 taškais surinktais, bet pirmame etape įmetė 25 taškus ir jeigu žiūrint būtent tik tai Karaliaus Mindaugo, jau neskaitant prieš tai buvusių žvaigždžių dienų statistikos, tai 25 taškai yra kol kas rekordas. Šiaip atrodo nėra tai kažkoks kosminis skaičius, tačiau to 25 taškų rekordo niekas ir nepagerina. Ir po Gaudluko buvo būtent tie du metai, 2 sezonai 22-23 metų, kada Richardas Kuksikas laimėjo snaiperio konkursą. Pagal statistiką pažiūrėjau, pavyzdžiui, pats man toks keiščiausias gal buvo 2020 metų konkursas, kai finale Osvaldas Olisevičius laimėjo su 17 taškų tik tai, kas irgi palyginus tikrai yra nedaug, bet apskritai per visą tų metų turnyrą, pats pagrindinis pusfinalio tiek finalo, nei vienas iš žaidėjų nebuvo peržengęs 20 ribos taškų surinktų, kas tikrai labai keistai atrodo. O jeigu pažiūrėtume, kasgi vis dėlto pasirodė prasčiausiai per visus 8 metus, tai yra 3 žaidėjai, kurie surinko vos 8 taškus, tai 2018 metais Edvinas Šeškus, 2022 metais Karolis Giedraitis ir 2023 metais, tai pernai Paulius Murauskas iš Lietkabelio. Tai 3 žaidėjai, kurie surinko 8 taškus ir tai yra pats blogiausias rezultatas. Bet turbūt nereiktų stebėtis vien pažiūrėjus, kad kai kurios komandos, ypač komandos, kurios savo komandose turi gerų žaidėjų, gerų snaiperių, vis dėlto siunčia ne tuo žaidėjus, kaip, pavyzdžiui, Žalgiris šiemet vietoj Meneko arba to paties jau Karolio Lukošiūno siunčia Dariušą, o Danielių Lavrinovičių, nežinau, jūs irgi taip maišat, nes man tai kartais dar, ypač kai vardas toks panašus norisi sakyti ne tą vardą, tai žodžiu, tai Danielių Lavrinovičių, kuris turi neblogą procentą tritaškių, bet tikrai nėra snaiperis. Ryto komanda siunčia Veličką, kuri, tikrai žaidėjas, kuris visada kritikuojamas, kad tritaškių nepataiko, į dabar tritaškių konkursą išsiunčia, logikos kažkaip. Bet pagrindinės komandos saugo savo geriausius žaidėjus, nenori jų varginti prieš finalą ir turbūt taip yra. Pažiūrėjau dar statistiką, kaipgi sekėsi tom komandom, kurios gal ir patekdavo į tą finalo ketvirtą, tikrai nebūdamas kažkokiam favoritėm, o tiesiog šiek tiek sėkmės dėka ir panašiai. Tai turbūt pats gėdingiausias pasirodymas, drįsčiau teikti, tai kad buvo pačiais pirmais metais, 2016 Prienų komandos, kuri pirmiausiai pusfinalyje 23 taškais pralošė Žalgiriui, kas dar nėra, sakykime, labai blogai, 23 taškai prie Žalgirį, bet po to rytojaus rungtynėse dėl 3 vietos buvo pralošta netgi 37 taškais Klaipėdos Neptūnui, kas jau tikrai atrodo yra labai, labai didelis skirtumas. Tai turbūt, jeigu reiktų žiūrėti, būtent šis Prienų komandos toks pasirodymas buvo, pats, kada pagalvotum, ar vis dėlto gal geriau būtume visai nepatekę, ar kažkas tai tokio. Pažiūrėjau, kaip klostės ir visi finalai. Šiaip nebuvo tie finalai labai įdomus dauguma. Iš 8 tik tai 3 baigėsi vienženklių skirtumų, dažniausiai būdavo skirtumas didesnis, bet buvo vienas, kuris visiškai, sakykime, buvo toks jau labai. Tai 22 metų susitiko finale Žalgiris prieš Lietkabelį ir jeigu mano atmintis neapgauna, tai tais metais Lietkabelis pusfinalėje nugalėjo Rytą, tačiau finalo dieną kažkas jam ten buvo su traumo, man atrodo, su kažkoks gripas prasidėjo komanda ar kažkas tokio, kad jie tikrai žaidė ir nepilnos sudėties. Ir tą finalą Žalgiris laimėjo tikrai lengvai, 25 taškais, tai kol kas pagal statistiką yra pats didžiausias skirtumas finale. Tačiau buvo ir priešingai ir tikrai labai įdomių finalų. Tai 2019 metais tai vienas iš finalo, kuomet Rytas finale 70-67 įveikė Kauno Žalgirį vos 3 taškų skirtumų ir tai finalas buvo, kuris tikrai buvo be proto permainingas, tai viena, tai kita komanda turėdavo iniciatyvą ir drįsčiau teikti, kad tai turbūt yra pats kol kas įdomiausias finalas, tačiau nedaug nuo jo atsilieka ir pernykštis 2023 metų finalas,
kur pirmiausia Jonavos Cibet komanda netikėtai patekusi finalo ketvirtą, tada netikėtai patenka į finalą, o jame vos 4 taškais 81-77 metą labai rimtai iššūkį Kauno Žalgirio komandai. Taigi tokiai Jonavos komandai tuo metu dalyvauti tokiam turnyre ir finale, būti taip netoli pergalės, aš manau, kad tai tikrai buvo geras pasiekimas ir tikrai vienas iš įdomesnių finalų. Jeigu dar pažiūrėtume į individualius žaidėjų pasirodymus, tai, kaip minėjau, Ulanovas yra daugiausiai, net 4 kartus tapę šio finalo ketvirtą MVP, tačiau pats įspūdingiausias individualus pasirodymas priklauso Žalgirio legionieriui 2021 metais Geoffrey Lauvernui, kuris pusfinalyje pelnė netgi 28 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir iš viso surinko 35 naudingumo balus. Taigi, jeigu mano šaltiniai paieškoti neapgauna, tai buvo pats geriausias individualiai pasirodymas visam finalo ketvirto istorijai per 8 metus. Tai tokia turbūt būtų pagrindinė informacija apie finalo ketvirtą laukiant ir jų istoriją visą. Šiaip tikrai šitie turnyrai būna geri ir nebereikalo prieš 2 gal metus, ar kada buvo vienas iš jų šūkis tikėkis netikėto, tai manau, kad nebereikalo, nes visada atsiranda, kas netikėtai papuola į finalo ketvirtą, kas tam pačiam finalo ketvirtą irgi pasirodo tikrai ne taip, kaip buvo gal prognozuota. Tikrai nemažai kartų tas pats Lietkabelis buvo pateikęs staigmeną pusfinalyje. Jonavos komanda turbūt pernai pateikė pačią įdomiausią sensaciją, sakykime, kur pusfinalyje iškovojo pergalę ir finale netgi davė gerą kovą finale. Tai manau, kad šis turnyras tikrai ir šiemet sulauks nemažai dėmesio, nustebins, bus įdomu pažiūrėti, kas ir tą patį tritaškių konkursą laimės ir kągi sugalvojo dar organizatoriai, galgi kažkuo nustebins. Parašyk ir tu komentaruose, ko tikiesi iš šio finalo ketvirto, kaip manai, kas laimės, kas MVP, kas snaiperio konkursas. Turbūt snaiperio konkursas yra pats toks netikėčiausias, nes jeigu žiūrint pagal statistiką, tai reikėtų sakyti šiemet Martynas Gecevičius toks, realiausias, geriausias variantas laimėti šiam titului. Tačiau, kaip sakoma, tikrai gali būti daug netikėtumų. Ką, uždėk like, jeigu pažiūrėjai iki čia, pasubscribink kanalą ir iki.